Sveiki žiūrovai, draugai, kolegos. Senai besimatėm. Linkėjimai taipogi heiteriam. Pakankamai nemažai jų turim. Labai motyvuoja jie kurt toliau šitą turinį. Tai senokai iš tikrųjų besimatėm. Planavau nuvažiuoti su valtelė, pažvejoti lyniukų su plūdinė karosiukų, bet taip ir nepavyko pabėgti. Gyvenimo ritmas turbūt biškai per greitas. Dabar truputį stabdom tą ritmą. Žiūrėsim, kaip viskas dėliosis. Gal tada biškai daugiau laiko atsiras tom žvejybom. Bet šį kartelį mums pavyko pabėgti pažvejoti. Žvejosim daug dienų, daug naktų, daug parų. Pati ilgiausia mano žvejyba bus. Tai čia, jeigu nesumeluosiu, 5 ar 6 paros gausis žvejybos. Tai manau, kad normaliai tikrai. Ir važiuojam ne bet kur, o važiuojam į Tauragę, į Gintauto Valučio tvenkinį. Turbūt taip vadinas, ar Gintautas, ar Gintaras Valutis, dabar tik tai nežinau. Tai visiems žinoma kaip tiesiog Tauragė. O kiek man žinoma apie tą Tauragę, tai jau daug metų ten kažkada buvo karjerai. O gal 40 metų jau prižiūri šitas žmogus tą tvenkinį, tuos karpiukus, ir tuose karjeruose esu aš žvejojęs su tėvuku prieš gerus kokius 20 metų, dar kai vaikas buvau. Tai vat, tada aš neprisimenu, man atrodo, kad mes nieko nepagavom, ar pagavom kelis lynus didelius, gal vat, kelis lynus, karšį, kažką tokio. Bet karpių tada nepagavom, mes niekada gyvenime su tėvuku, kai žvejodavom, nebūdavom karpininkai. Mes paprasti fidelistai būdavom, kas pagrindinė Nemune, Sudugninė, karmuškį liaudį vadinama, dedas išveiti į realiai už dambos. Nu, bet čia mažiausia problema. Tai vat, tai lėkiam dabar į Tauragę, dar tik tai išvažinėjom, laukia lyja, kad ir kaip keista, tai O Tauragėje praleisim daug dienų. Į Tauragę atvažiuoja taipogi mano klubas, karpininkų brolyje. Tai bus pora kolegų, bus Matas, bus Aleksas. Tai nusimato visai neblogą žvejybą. Pasiėmėm kelis sektoriukus su namukais. Tai tiesiog turbūt smagiai praleisim laiką ir pažvejosim karpius. Tikėkimės, kad pavyks pasigerinti tuos savo personal bestus. Bet kaip bus matyt. Tai turbūt dabar tiek. Ir jau susimatom nuo krantų. Ate. Dar ne viskas, dar ne ate. Ta ate reiks iš vis iškirpti ir jums nerodyti. O mūsų šiai dienai jau yra beveik 3400. Nu, blembačkai kaip greit užaugom. Ne tas žodis, nes metus pradėjom su 1100 prenumeratorių, o dabar jau beveik 3500. Iš tikrųjų, nedariau jokio video, net kai pasiekėm 2000 ribą, nedariau jokio video, kai pasiekėm 2500 ribą, kas buvo mūsų šių metų gaulas, o mes jau jį pasiekėm. Ir dabar perlipom virš 3000, nu aš negaliu nepadaryti konkursų jums. Būtų labai nedraugiškai iš mano pusės. Tai žvejybos metu sugalvosiu tikrai konkurso taisyklės. Ir ką jūs laimėsit, tai būtinai tiesiog žiūrėkit šitą video ir kažkuriuo metu šiame video aš paskelbsiu viską apie konkursą. Tai dabar turbūt čia akimirkai tikrai jau tiek. Vairuojam į žvejybos lokaciją ir susimatom nuo krantų. Ate. Nu tai sveiki dar kartelį. Atvarėm jau į Tauragikę, mašiniukas stovi, sektoriukas, atsinešiau jau daiktus ir galim parodyti namuką, kaip gyvensim. Tai namukas va toks. Didelis namukas, jau čia lovą atsinešiau, biškį daiktų atsinešiau. Čia labiau skirtas, kai vyksta renginiai panašiai gyvent, bet negyvent, o pasisidėti, bet kai nevyksta jokie renginiai, galima atvaryti pažvejoti. Šiaip labai fainas dalykas, ką padarė, tai padarė sieną, ant kurios visos žuvys sugautos čia didesnis negu 30 kg. Tai visi, kas pagauna, tas žuvis visas čia ir sudeda nuotraukytės, viską kada pagavo.
Žiauriai patiko man šitą idėją, žiauriai gražiai atrodo, tokia siena. Žiauriai fainai. Super, tai kas dabar toliau, tai gavau naujas ritikės, tai pasimerkiau balą, dar kol kas nesivinioju meškerių, išseimiau tik tai spodinį kotą, nes kai viniosiu tiesiog valą ant ričių, prieš gerą valandą užmerkiau ritės į vandenį, kad išbrinktų, tai dabar eisiu įsipakuosiu ritės ir susiviniosiu valą, pasiruošiu visą sistemą, tai turbūt pafilmuosiu, parodysiu jums, kaip kas atrodo. Tai susimatom truputį vėliau dabar. Pažiūrėkit, kaip aš ką darau. Katranas Synapse 0331. Toliau turiu šoklydą Katrano Galaxis. O, toks. O. Ir turiu naujas ritikės, tai dabar ritikės greit įsimsiu ir greit viską pasipakuosim. Va tokia ritikė. Nu ir paskutinis patepimas bus, tai aš naudoju tokius litkorus, tai čia yra paprasti, o čia, man atrodo, dar yra helis. Naudoju Foxą, kadangi tauragė esu, tai PMLB dėsiu, patys stipriausia turbūt. Tai 2 darysiu paprastus ir 1 darysiu helį. Šiaip iš laivukų nerekomenduoja helių niekas daryti, nes susinarplioja dažnai iš laivukų, kai meti, bet aš su savo laivuku jau atkritau techniką, kaip reikia sudėti visą sistemą, kad jinai nesusirutuliotų į krūvą. Tai aš ir naudoju helį. Tai dabar 2 šitos užrišiu ir po to 1 helį. Čia jau labai lengva, greita. Realiai to išsitrauksiu pavadėlius. Va, jie atrodo va šitaip, pilnai paruošta sistema, kiti rišas patys, aš dar ne tiek advanced, kad pats susiriščiau, man gerai ir tokios zagatovkės vadinamos. Lietuvizmų čia turbūt nėra daug, tai paruoštukai. Va, toks šokas, litkoras, atsiprašau. Ir ką aš dabar darau, pasiimu tas storasis galas, kur jau yra. Storajam gale tiesiog padarau didelę kilpą. Ir aš čia padarau 2 mazgą tiesiog. 1 va, ir 2. Tiesiog didelį kilpą, 2 mazgas. Ir vėl, kadangi karpinis storas valas, čia 0,47 gale, sušlapinu, kad geriau mazgas susirištų, nepasižeistų valas. Ir visiškai nenukerpu niekada, aš palieku galiuką kokį centimetrą, kad jeigu vyktų nelaimė, dar iš kažkur turėtų jisai temptis, kad neatsirištų tiesiog. Nu ir va, ir dabar šičia tiesiog kišu tą kilpą, užvėriau, kaip matot, tą visą pavadėlį, išneriu pavadėlį. O, bum, 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 viskas. Ir atvažiavęs jau klubėtis Matas. O aš vynioju meškeres, kol kas dar nieko neusimečiau, standartiškai. Einam pasižiūrėsim, ką klubas veikia. Pasiciokinsim pasiruošimą. O, jau įsipakavęs biškį. Meškeriais matau padėtos, stovas irgi. Oi, stovo apsivyniojęs, čia apsiklijavęs naujai, ką tu. Čia naujas stovas pas tave iš viso, ne? Eik tu. Signalizatoriai, vieną galima į kišenį įsidėti.
signalizatoriai, sakau, vieną galima į kišenį įsidėti. Kotukai valas, mirksintis, gražus, palauk, reitikės pas tave irgi daivos? Kaip nešimankės ir kotai nauji? Kas ne? Tie patys reitikės ir kotai? Inline'ą darai? Ojei, kolegos darbastalis. Ką tu? Šmutkytės irgi kaip aš su priekabytę atvarė. Pažiūrim, kai Hebrans gyvens. Oi, kultūra namukas irgi visai kultūra. Visiška kultūra. Nu, matai, bandysiu užsimesti. Žiūri, ar nenutrūks. Vėjukas toks geras. Tai koks dabar tavo asmeninis rekordas, pasisakyk į kamerą? 22. 22 pas matą asmeninis. Pas mane 18. Dar atvažiuos Aleksas, pas Aleksą 14. Tai pypsi visas baisu. Bet tai tu čia tuščią užmetei? Supratau. Tai vat, žiūrėsim, ar pavyks pasigerinti rekordą. Matai, jau jis užsimetė, nekantrauja, atvažiavo vėliau negu aš, o mano meškeris dar net neišimtas iš dėklų. Tai viskas okei, einam toliau, ruošiamės, pošiamės, rišamės sistemas ir einam ir mes susimesim. Kol kas super, iki vėliau. Nu ką, kolektyvas, sudėjau ant visų meškerių vafteriukus. Einam paprastai, dabar užsimesimo, po to pasiruošim karpinės sistemas. Tai dabar greit parodau, kaip atrodo paruoštos meškerytės. Tai va. Ir aišku, sistemytė, vafteriukas. Sistemytė, vafteriukas. Tai padedu, kad matytos ir einu užsimetinėjau. Imba. Nu, būtų įdomu, jeigu karšiui iš karto ant veido užmėščiau. Bet įstumėm į komadą iš karto. Ką? Į komadą iš karto įstumėm. Karšiokui paunosim, jeigu įprūdyčiau. Bet atleidinėjau. Tai va, viskas, susimesta, šiaip aš filmavau visą laiką. Bet teks jums susitaikyti su tą mintim. O taip ir atrodo. Man svarbu nesikeikti, jūs galit. Nu, bet nerodysiu, karukai. Taip, viskas, chebrytė. Susimatom vėliau. Nu, tai sveiki dar kartelį, dabar jau yra 5 valandą vakaro. Tik užsimečiau meškerės naujai. Jau nuėmiau vafteriukų, susitaisiau viską, kas priklauso. Datas biški bėga. Reitikės va taip atrodo gražiai. Komplektukas tai. O, nieko įspūdingų nedariau. Kur ta eglutė, ties ta eglutė 7,7 metrai. Tada toliau ties tovam sektorium 7,7 metrai ir čia 40 metrų nuo krantų. Bazė lygiai tas pats, ką praeitą žvejybą naudojau, tai net nefilmavau tavo maišymų, lygiai toks pats saldus, lygiai toks pats žuvinis. Tai nedaug žodžiaujam tada, laukiam to kibimo ir su kibimu susimatom. Ate.
Kažką čia tas tavo diperis grybą pjauna. Valia padarė uždaryti ką. Nu va, vakarui persimečiau. Dabar yra 9 valanda. O, mikrofonas neveikia. Vakarui persimečiau. Dabar yra 9 valanda. Nu ir viso, lauksim naktinių kibimų. Jeigu jis bus, bus, nebus, nebus. Tai iki susimatymų ties kibimų. Ate. Tiek įdomiau. Nurimu. Ne, nurimu. Ant saldaus. Nes čia netempiau atleidinėjau.
Jo, tai sakau, karštis. Tegu rūk. Nu, tai labas rytelis, prasideda antra para, dabar jau kokia pusė 11. Meškerytės persimečiau. Naktį vidurinį meškerį išvažiavo 2 kartus, dėja nepakirtau. Pirmą kartą tai nesupratau, kas vyksta, per giliai buvau įmygęs, tai kol atbėgau nustoju. Antrą kartą tiesiog kirtau ir nepakirtau, tai, tai būna turbūt gyvenime, aišku, pasitikrinau kabliuką, kabliukas dar toks buvo ant įtarimų, kaip ir atrodė aštrus, bet gal ne toks, koks turėtų būti, tai dėl visų piktų šiandien pakeičiau visą sistemėlę ir viskas. Tiesiog žiūrėsim, kaip toliau bus, o naktį pradėjau žuvys neršt. Deja, bet pradėjau neršt žuvys labai stipriai. Šiąnakt nefilmavau, naktį kur buvau, ateinančią naktį pafilmuosiu. Parodysiu jums, kaip tai atrodo, pabandysiu bent nufilmuoti, nesu garantuotas ar pavyks, bet, blogai, aišku, labai blogai, kai pradėjau neršti. Žvejyba daug sunkiau, dabar bus daug sunkesnė žvejyba. Bet taip paėmus, nuotaikos geros, klubas kimarina. Kaip matot, mojuoja. Ir turbūt čia akimirkai tiek. Susimatom arba ties kibimo, arba ties sekančių updėtų. Gerai? Iki. Nu ką, draugai, antros dienos pabaiga. Vis dar sėdim be žuvies. Priminimas naktį vidurinis taškas išvažiavo. Po to turėjau dar kibimą ir viskas. Ir realiai daugiau dieną praplaukdamas karpis užkliuvo už valų, įsivynioju. Tai galvojam, ką kimba, atbėgau, pakirtau, staigiai čia įsišokinėjau prie krantų. Karpis kokie 5 metrai nuo meškerių ir viskas. Į nuplaukį. Tai realiai tokios tokelės, kaip sakoma, daugiau. Visą dieną žaidžiam fuliuką, teliką žiūrim. Eisim dabar darytis vakarienės, lauksim naktinių kibimų. Vis tiek anksčiau ar vėliau jie turi ateiti. Kolega vaikštų ratais kvadratais. Taip ir gyvenam. Taip ir gyvenam. Nėra ką čia tokio daug prifilmuoti jums to kontentų kol kas. Nėra kibimų, rūkyklėlių, žuvis neršia ir viskas. Tai dar droną buvau pasikėlęs, nufilmavau, kur pagrindė žuvis laikos. Irgi įdėsiu kadriuką, pamatysit. Tiek žinių turbūt čia akimirkai, tai susimatom vėliau.
Užkeičiau komandą. Eisim darytis vakarienę. Čia mūsų virtuvytė mini. Čia chatytė, kur sėdim. Šiaip nerodžiau dar turbūt. Tai čia sėdim trysia. Xbox'as. Fulę kapojam. Taip. Taip viską kapojam. Žiūrim fulės varžybos FIFA. Turim teleką pasijungę per laptopą. Tai vat, tokios tokelis. Nieko nepagavom. Žinai, kai būna tik tokiai, tu turi matytis mikrofonas. Labą dieną. Ką čia veikėt? Nieko žvejojom. Kaip sekas žvejot? Privačiai. Privačiai? Ne, baigė. Nesigėdyk, matai. Netrukdyk. Jūs pakomentuokit, kokią matos techniką naudoja. Išjungti tas kameras. Iš kur matai tokią maikę gavai? Pasirodyk. Labas rytas. Sorry, kad dėl mikrofono. Turim žuvytę.
Oi, tai labas rytas. Chebrytė. Atsidarėm. Pagavom erškėtą. Metrasikas, kiek čia? 1,2 m. Netelpa uodegai. Padarom. Maždaug 10 ir kablis 11 pastrigo. Ko iššūtės? O, iš naujo. Tikrai čia daugiau negu 10. Turi užsifiksuoti. Turėtų teoriškai. Nefiksuoja. Kiek yra? 17. Lygiai 7 po 17 rodo. 17 irgi gerai. Pagydom dabar jau. Ir tada nuotraukytė. Nevaryk, kad būli ne tik tai. Dabar tikrai gerai užsigydė. Viso, paleidžiam draugą. Gera kova buvo. Oi. Ačiūta. O dabar galiu duoti petaką. Žvejyba nėra. Oi. Čia nuo kranto. Nuo kranto? Ar čia baigtas? Jo, čia va prie pat ant kampų. Nu ir zaigys. Čia tas pats. Su pyku. Gerai, Rolka, eini navoti. Jo, labanaktis, ačiū labai tau, kad padėjai. Pusė 5, apie 4 valandą užkilo man tas eršketukas iš visų 17 kilogramiukų. Tai super, kad atsidarėm, netuščia žvejyba, nes žuvys nerčia, galvojo, kad neatsidarysim. Tai jau jeigu pasižiūrėjote iki šios vietos, būtinai paspauskit laiką, užsiprenumeruokit kanalą ir susimatom ties sekančių kibimo arba ryte einu miegot. Ate. Nu, tai labas rytas. Trečia para turbūt prasideda. Pavyko trečią parą nusikrekint kodą ir pagauti žuvį. Tai turim savo erškėtų PB 17 kg. Beveik pralenkiau savo net karpių rekordą su erškėtu. Žiauriai smagi ilga kova buvo. Tikrai labai sunkiai traukės. O ką, toliau nenuleidžiam rankų, bandom ir karpius suviliot. Šią naktį lygtais ir silpniau jie nerši, jau ne taip kaip praeitą naktį. Tai dar būsim čia kelias paras. Tai tikiuosi, kad viskas bus gerai ir pavyks pasigauti ir po karpiuką visiems. Turbūt toks trumpas rytinis update'as. Einu dabar persimetiniai su meškerės.
rytinį permetimą padarysiu ir po to kavytį pusrytukai. Tai susimatom vėliau. Ate. Nu, tai sveiki kolektyvas, dar vieną dienelį praėjo be kibimų. Visas ežeras stovi, nes žuvis nerši, bet gal šią naktį jau sujudės. Dieną nefilmavo, labai karšta, orai kosmiškai karšti, tai pasislėpė. Sėdėjom ir viskas. Meškerytės mano kimarina gražiai. Žiauriai esu patenkintas naujom ritėm. Ką tik įsivirėm vakarienę. Ploviuką Matas padarė. Dabar dar kas te ruošias jaukų, viską eisim, valgysim ploviuką ir žiūrėsim futboliuką. Įtemp Matai presą. Ateina kameramenas. Einam, parodysim ploviuką. Va tai ploviukas atrodo. Bombastika. Matas slepiasi jau viduj. Pasileisim futboliuką, žiūrėsim. O kolega masaliukus ruošias. Nu, parodyk savo paslaptis. Viskas nebeliko paslapčių. Liko neviltis. Taip atrodo kolegos paslaptys su neviltim. Kolegų sektoriukas, biškėti daviau savo sektoriukų vietos kausimestų. Pirmą įsimetį pasižiūrėti, kaip jaukas iš tikrųjų tirpsta. Tai va čia matos, ten visiškai ištirpo tirpukai, o čia laiko, čia prieš kokią 20 minučių įmest. Taip ir gyvenam. Po biškį, po truputį. Lauki kibimo. Kaip gali nelaukti? Laukiam visi kibimo. Manom, kad šią naktį jau turėtų sujudėti. Vyšnaitė pirkai, kad pas tavę ne vyšnaitis buvo. O Matufa jau ruošia futboliuką. Irgi paspoilinsim, kaip tai atrodo pas mus. Va. Buft. Sėdim visi, kimarinam ir žiūrim. Oi. Tai gerai, susimatom kolektyvas ties kibimų. Tikėkimės, kad bus tas kibimas. Šiandien jau laukiam išvažiavimų. Ate.
Nu tai labas rytelis, 11:30. Prieš paskutinį žvejybos dieną. Man nebuvo nei pypt visą naktį, ramuma, o kolega pagavo. Tai neužilgo eisim, pasižiūrėsim, ką kolega pagavo. Ir jau šiąnakt pasikūrė priešais sektorius 3. Tai trečiam 28, 21, dar kažkokius dupletus pagavo mažesnius. Tai nerštas baigės, žuvis pradeda judėti. Tai prie krantų taškus buvau savo pasidaręs, dabar nutolinau jau į tolimąją prie vagos. Ieškoti ateinančio žuvies, nu tai žiūrėsim kaip seksis. Kol kas toks update'as ir susimatom ties kolegos žuvies paleidimu ir po to ties kibimais. Ate? Nu ką, šiąnakt kolega pasigerino savo PB. Gal pavyks iškelt. Vis tiek daug bitagų. Maladėt. Sveiki žiūrovai. Paskutinis vakarėlis. Ir ką tik susiruošiau jau nakčiai sistemėlės. Susirišau pavaškės ir pasimačiau kiešariukų. Dar bandom paskutinę naktį išprašyti karpiuką. Tai žvejosim taip. Čia yra Robin Redas su hot kriliaus galūnėlė. Tada yra tigrinis riešutas su tigriniu riešutu su medum. Ir tada yra visiška klasika, tai yra braškė ir apipjaustytas ananasas. O šitai bandysim. O širminė bazė tai standartas, tai neverta netrodyti. Tai. Yra? Nu. Ne. Bišni išlaukė, ne? Ne. Yra? Ne. Ką? Ne, nėra. Bet buvo pradėjo važiuoti, ar ne? Ne, labai lėtai ten.
Jo. Labą rytą. Jau turbūt standartiškai mašinoje atsisveikinu su jum. Tai taip ir praėjo mano čia kiek 5-6 paros tų žvejybos. Jau net pamečiau skaičių. Ir ką turėjau, tai pirmą parą nieko. Antrą naktį užkibo erškėtas 17 kg. O toliau trečią parą buvo tyla pas mane ir po to toliau turėjau gal 5 kibimus, tokius lengvus išvažiavimus, bet ne karpiniai išvažiavimai, o tokie iš labai išpalėtų vynioju ir nei vienu iš jų man nepavyko realizuoti, pakirst. Tai realiai man taip ir užsibaigė žvejyba. Kolega klubietis Aleksas turėjo vieną tikrą išvažiavimą ir realizavo karpį 15 kg. Toliau turėjau tokių pačių kaip ir aš kibimų neaiškių, kur labai lėtai kažkas vyniojo irgi nepasikirtų. Ir kolega Matas klubietis turėjo porą kibimų. Vieną kibimą vakarė prie krantų prarado. Realiai jau prie pat krantų buvau prisivyniojęs ir nerealizavo. Aišku, dar nematėm žuvies, bet ten jau buvau kokią 10 metrų nuo krantų likę. Tai dėja, va taip ir gavos, atsikabinus žuvis su uodega tekštelėjo, kaip sakoma, per valą ir nusimušė. Taip ir pasibaigė ta mūsų išvyka. Aišku, viską pagadino mum nerštas. Tik atvažiavom, žuvys pradėjo neršt kaip tyčia, tai, it is what it is. Turbūt teisingiausias pasakymas šitai situacijai. Išbandėm viską, padarėm viską, kas mūsų jėgose, ir sekančio žvejybai bandysim reabilituotis. Tai ačiū visiems, kad pažiūrėjot šitą vidosą. Paspauskit laiką, paspauskit prenumeruoti, subscribe ir parašykit komentarą. O šiai akimirkai aš tariu jums iki.